Labas vakaras, mėly žiūrovai. Šiandien kalbėsime apie verslo anglų kalbą. Anglų kalba plus verslas. Tarptautinės karjeros startas arčiau namų. Globali darbo rinka reikalauja globalių gebėjimų, o verslo anglų kalba šiandien tampa ne privalumu, o būtinybė. Gebėjimas sklandžiai bendrauti tarptautinėje verslo aplinkoje atveria duris į platesnes karjeros galimybes ir suteikia konkurencinį pranašumą. Kiek tokie gebėjimai svarbūs Sūduvos regione ir kaip juos ugdyti? Kokias pridėtinės vertės kuria specialistai su tokiais gebėjimais, bei kaip Sūduvos regiono verslai galėtų labiau išnaudoti šios srities specialistus? Apie tai ir dar daugiau šiandien kalbėsime su Mykolo Riomerio universiteto Sūduvos akademijos lektore Odeta Gluoksnyte. Labadiena. Labadiena. Ir Mantinga Group žmonių patirčių ir kultūros partnerė Laura Šimkutė. Labadiena. Sveiki. Labadiena. Tai verslo anglų kalbos gebėjimai šiandien vis dar privalumas ar jau būtinybė, Odeta? Mokėti kalbą tiesiog yra privalumas. Mokėti užsienio kalbą yra dvigubas privalumas, bet mokėti dalykinę užsienio kalbą yra tokios srities specialisto aukščiausio lygmens kvalifikacija ir būtinybė. Šiandien daug kas pasakytų, kad anglų kalba CV joks neprivalumas, nes dauguma jaunų specialistų kalba užsienio kalbą. Tačiau kalbėti šnekamąją kalbą ir kalbėti dalykinę užsienio kalbą yra du skirtingi dalykai. Anglų kalba dabar yra kaip pasaulio dialogo valiuta. Netgi Harvard Business Review, taip, Harvard Business Review, tai yra vienas iš žinomiausių verslo leidinių, teigia, kad anglų kalba yra pasaulio verslo kalba. Ir nesvarbu, kur tu kuri savo verslą, ar Marijampolėje, ar Vilniui, ar Paryžiuje, ar Singapūre, jeigu tu nori augti, tu turi kalbėti verslui suprantamą kalbą. O kuo svarbus tie verslo anglų kalbos gebėjimai, Laura, praktikoje? Tai iš tikrųjų, jeigu ar ne, tu moki verslo anglų kalbą, iš esmės tu jau tampi pats konkurencingas kaip specialistas. Kitas momentas, jeigu imant mūsų įmonės kontekstą, tai mes turime filialus tiek Latvijoje, tiek Estijoje, tiek Ukrainoje. Šiais metais atidarėm filialą ir Lenkijoje. Ir iš tikrųjų tai tampa jau būtinybė, nes bendravimas kolegų tarp kolegų, vienodų procesų diegimas, tai iš tikrųjų šiai dienai tai matom, kad jau tampa būtinybė. Ir mūsų organizacijos kontekste yra 5 metų perspektyvoje tikslas, kad specialistai būtų pasiekę bent jau B2 kalbos lygį. O lektorė, kalbant apie programą verslo anglų kalba ir komunikacija, kokias žinias ir įgūdžius suteikia ši studijų programa studentams? Tai yra dvipusiška programa, nes suteikia žinių, labai daug žinių tiek verslo srityje, tiek kalbos. Žinoma, studentai gilina pačią anglų kalbą. Taip pat jie mokosi ir inovacijų, mokosi finansų, verslo teisės, mokosi projektų valdymo, mokosi technologijų, kalbų mokslo ir panašiai. Vėlesniais metais jie pasirenka, studijuoja antrąją užsienio kalbą, o paskutinį semestrą studentai atlieka praktiką verslo įmonėse. Visa tai juos padaro specialistais, kurie puikiai išmano tikslinę kalbą ir taip pat taip labai svarbus sužino verslo rinkos ypatumus. Kokią antrąją kalbą jie gali rinktis? Sakykime, vokiečių. O akivaizdu, kad šie specialistai ruošiami tarptautiniai darbo rinkai taip pat. Tai Laura, kiek tai aktualu dirbant ir veikiant, kalbant apie mūsų regioną? Tai vienas iš Mantingos jau organizacijos strateginių tikslų, driverių, mes turėjom ar ne pernai metais ir išsigryninę 4 tokius driverius pavadinom. Tai
plėtra yra partnerystė ir vienas iš tų tarptautinė plėtra. Tai iš tikrųjų šiai dienai yra labai didelė ambicija, kaip mūsų vadovas Mantas sako, pereiti iš vietinės tokių kaip LKL rinkos tapti Europos lygos žaidėjų. Tai iš tikrųjų visam pasauliniam tam kontekste žiūrint, Mantinga yra ir eksportuojanti prekes ir savo gaminius į daugiau kaip 40 pasaulio šalių. Tai pernai metais prisijungėme tokias šalis kaip Jungtiniai Arabų Emiratai, Kroatija. Šiais metais yra noras išeiti į Tailandą, į Indiją. Tai iš tikrųjų matom, koks yra platus kontekstas ir kokia yra didžiulė ambicija. Ir tas noras tapti tarptautiniu žaidėju iš tikrųjų neįsivaizduojamas be tos tarptautinės anglų kalbos, bet čia labai daug niuansų, ką iš tikrųjų Odeta mini, ir verslo etikos išmanimas ir tarp kultūrinio konteksto išmanimas. Tai iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad šiuo atveju aukštosios mokyklos gali bendradarbiauti su darbdaviais ir ruošti tokius specialistus, kurie atlieptų tą poreikį ir būtų tarsi tiltų, kuris nutiestų jau tą kelią į tarptautinę plėtrą. O Odeta, kiek aktyviai Sūduvos regiono kitos įmonės veikia tarptautinėse rinkose? Ar tas jų skaičius didėja? Taip, žinoma, kad didėja ir čia sužaidžia vaidmenį koks dalykas. Toks specialistas, verslo anglų kalbos ir komunikacijos specialistas, jisai atneša kaip pasakyti, vertybinę ar kultūrinę sinergiją. Ir išmanimas, kaip Laura minėjo, ir komunikacinių dalykų, susikalbėjimas su skirtingamos pasaulio šalimis, ir atneša ne tik gebėjimą suprasti ir perteikti žodį, bet ir emociją, mintį, intencijas, taip gimsta sandariai. O kaip stebėt, ar apskritai regione pakanka žmonių gebančių laisvai komunikuoti verslo aplinklose būtent anglų kalbą? Kaip jau minėjau, problema yra ta, kad mes visi dabar, dauguma žmonių, beveik visi, ypatingai jaunimas, kalba šnekamąją užsienio kalbą. Bet komunikuoti tą dalykinę, tai manau, kad tikrai ne, ir tokių žmonių tikrai reikia, nes jie padeda išvengti nesusikalbėjimų, klaidų komunikacijoje, žino ir supranta abi pusės, geba būti tiltais tarp skirtingų pasaulio rinkų. O kaip, Laura, šią studijų programą vertina darbdaviai? Iš tiesų mes vertinam tai kaip galimybę turėti iš tikrųjų labai aukšto lygio specialistus, kurie puikiai integruotųsi į darbo rinką ir iš tos pusės, kad ne tik patys save pozicionuotų, bet ir taptų įmoniai labai didelė atsvara būtent iš mūsų pusės pasiekti tos strateginius tikslus, ta tarptautinė plėtra. Bet ką Odeta ir sako, tai iš tikrųjų neužtenka vien puikiai kalbėti. Anglų kalba yra daug ir kitų sudedamųjų dalių, ką matau, kad atliepia aukštoji mokykla, tai ugdyti ir tą verslo etikos supratimą ir finansai ir tarpkultūrinis išmanimas. Tai iš tikrųjų ambicija iš verslo žiūrint tai yra, kad tokie specialistai gebėtų atstovauti įmonę ir dėrybose, ir tarptautinėse mugėse, ir importas, ir eksportas, ir rinkodara, kaip pritraukti iš tikrųjų kitą rinką. Tai yra didžiulis kelias, daug reikalaujantis specifinių irgi žinių ir pasiruošimo. Tai verslas labai džiaugiasi ir palaiko, kad iš tikrųjų yra tokie specialistai ruošiami. Tai tokius specialistus tikrai galima laikyti savotiškais tiltais užsienio rinkomis. Iš tikrųjų galima laikyti tikrai savotiškų tiltų. Ir kitas momentas čia yra toks labai svarbus, kad ne tik kiek tu tų žinių turi, bet ir kur tu gali jas pritaikyti ir kaip tu jas atliepi. Tai iš tikrųjų žiūrint į perspektyvą, tai yra labai daug galimybių, daug ambicijų. Ir vien šiai dienai jau žiūrinti tai, kad mes turime skirtingose šalise filialus ir planuojame plėsti, tai toksai labai paprastas pavyzdys, kad ir iš mano darbo pozicijos aš dirbu su kompetencijų modelio atnaujinimu, tai jeigu mes čia įsidiegiam vienodą procesą, turim jį atnešti ir kitose filialuose, tai jau yra būtinybė tikrai, ką pradžioje ir kalbėjom, išmanyti anglų kalbą.
O kokias dar pridėtinės vertės kuria jūsų įmonėje tokie specialistai? Mūsų įmonėje tokie specialistai iš tikrųjų greba atliepti, būtent verslo poreikį, plėsti savo rinką, atstovauti įmonę, ją pozicionuoti tarptautinėme kontekste, važiuoti į muges, vesti dėrybas. Tai iš tikrųjų toks kelias ilgas, kuris reikalauja tų specifinių žinių ir išmanymą. Odeta, kokiuose sektoriuose verslo gali dirbti šios programos absolventai? Labai daug ir labai plačiai. Pirmiausia, tai jie gali dirbti įmonėse Lietuvoje ir užsienyje, verslo įmonėse, pasaulinėse įmonėse. Jie gali dirbti marketinge, rinkodaroje, gali komunikacijos specialistais būti, gali turizmo sektoriuje, gali nevyriausybinėse organizacijose. Tai privatus, viešasis sektorius, tikrai daug kur jie gali save išreikšti. Prakalbam apie sritis, o kokias pareigas gali užimti tose srityse? Tai gali būti ir vadybininkai, gali jisai netgi savo verslą pats, išplėtoti, įkurti ir gali būti ir vadovų. Tai reiškia, nuo specialistų iki vadovų, labai platus spektras. Ką Laura Mantingoje galėtų veikti tokios programos absolventas? Tai aš jau klausausi Odetos ir galvoju iš tikrųjų, kaip yra platu. Tai ta pati rinkodara, ar ne, tas pats importas, nauji klientai, nauji partneriai, rinkodara, komunikacija, logistika, tas pats personalas, ar ne, žmonių atliepimas, nes turim ir pas mus atvažiuojančių iš kitų užsienio valstybių. Gal net ir projektų kūrimas, taip, valdymas, technologija, ar ne, kadangi ieškom nuolat kaip tobulinti savo gamybą, tai iš tikrųjų labai platus spektras, ką matau iš to, ką pasakoja Odeta. O kokios praktikos, Laura, galimybės atsiveria Sūduvos regione? Tai iš tikrųjų esam atvira įmonė praktikantams ir kiekvienais metais turime maždaug apie 30 studentų, kurie atvyksta atlikti praktiką. Apie trečdalį yra atvykusių iš Sūduvos akademijos ir iš tikrųjų labai, žinoma, priklauso nemažai nuo pačio praktikanto, kiek ar ne yra to noro įsitraukti, kiek pati įmonė atliepia, kiek vertybiškai artima, kiek mato pats studentas ir kaip jisai pasirodo, žinoma, tos praktikos metu. Bet maždaug, keletas studentų po praktikos tikrai būna, kad pasilieka įmonėje ir esame turėję keletą tokių projektų su kitom aukštosiom mokyklom, kada atvyksta per Erasmus mainų programą ir yra tokia abipusė iš tikrųjų patirtis ir mūsų kolegom, ir studentam. Tai Sūduvos akademijos trečdalis ir daugiausia tų praktikantų, bet turime atvykstančių ir iš Kauno miesto į Marijampolę atlikti praktiką. Tai iš tikrųjų džiaugiamės, kad esame matomi. Labai smagu, kad mūsų studentus priima labai noriai visuomet. O ar kitos įmonės priima regione, yra daugiau pasiūlytų darbo vietų, praktikos galimybių, kur gali studentas atlikti praktiką? Beveik visose, jeigu kreipiasi, sakykime, anksčiau tai buvo ir turizmo sektorius, reiškia, keletas buvo įmonių, taip pat vertimo gali būti įmonėse, verslo įmonėse visose. Taip. Kalbant apie Sūduvos regiono verslus dar šiek tiek, lektorė, tai kaip jie galėtų labiau išnaudoti šios srities specialistus, eksportui, tarptautiniams ryšiams galbūt? Tai, ką jūs sakot, tikrai taip. Rinka, transportas ir tarptautiniai ryšiai, bet aš dar pridėčiau vieną momentą. Dabar mes visi gyvename internetinėme amžiuje, ar ne, ir visos socialinės medijos, kurios tiesiog bujoja, ar ne, šiandien pasaulyje, tikrai čia galėtų šitos srities specialistai veikti. Sakykime, pačių tekstų kūrimas, ar ne, vertimas iš vienos kalbos į kitą, taip pat reklamų kūrimas, nes jie irgi to mokosi. Rašymai blogų, vlogų, podcastų, ko tik ne, žodžiu, dar ir šitas sritis galėtų būti įtraukta. Ar, Odeta, šios studijos tinka tik tiems, kurie jau gerai moka anglų kalbą, ar ir tiems, kurie norėtų gerokai pasipraktikuoti? Čia turiu labai daug ką pasakyti, tai tikriausiai išsiplėsiu, bet jeigu kas, sustabdykite mane.
Žinoma, mums reikalinga, kad studentas ateinantis mokėtų bent jau, kaip Laura minėjo, B2 lygį ar ne, anglų kalbos žinios būtų. Tačiau tikrai nėra sudėtinga pasivyti tuos jau gerai mokančius arba kurie ateina su aukštesnėm ar ne žiniomis anglų kalboje. Čia, žinot, anglų kalba kaip sportas. Jeigu kartą į savaitę nueisit pasitreniruoti, tai rezultato nebus. Bet jeigu kasdien po keletą minučių, tai tikrai progresas didžiulis. Tai kur galima mokytis tos anglų kalbos ir išmokti? Visur. Kaip aš jau minėjau, interneto platybės. Apsipirkinėti angliškai. Mobiliajame telefone pasidaryti anglų kalbą ar ne, savo kalbą ir viskas. Bilietus į koncertą pirkti anglų kalbą, su draugu šnekėtis angliškai, eiti pasivaikščioti, filmai ir taip toliau. Juo labiau, kad mes dabar turime AI, žodžiu, dirbtinį intelektą. Dirbtinis intelektas mums leidžia mokytis per visas programėles. Duolingo, Quizlet, Kahoot, Grammarly ir visus kitus. Lygiai taip pat, sakykime, tas pats ChatGPT. Jūs įsivaizduokite, jums yra tiesiog, nežinau, nekokia nuotaika, blogai jaučiatės. Jūs įsijungiate ir klausite, kaip jis gali padėti. Jisai jūs gali sumotyvuoti, patarti jums gali, paskatinti, jūs pagirti. Ir visą tai jūs galite daryti anglų kalba. Žinot, dar noriu priminti ir pasakyti vieną svarbų dalyką, jeigu aš čia dabar kalbu apie technologijas, kad verslas be anglų kalbos, taip kaip telefonas be interneto. O Laura, kokio anglų kalbos lygio reikalauja darbdavys? Tai iš tiesų yra labai priklauso nuo pozicijos. Šiai dienai yra lūkestis, kad kandidatai būtų pasiekę tą B2 kalbos ar ne lygį. Yra darbo ar ne pozicijų, kuriuose aktyviau reikia anglų kalbos, kur ne taip dažnai dar šiai dienai jinai naudojama, bet mes turim tą ambiciją, kad būtų pasiektas B2 kalbos lygis ir yra sudarytas 5 metų mokymosi planas, kur mes su kolegomis stipriname savo anglų kalbą ir kiekvieną semestrą turim po 3 skirtingas grupės, kur auginam ir tobulinam tą anglų kalbą. Tai iš esmės yra noras turėti B2 lygį. Čia pridėčiau tą, kad anglų kalbos dar tas mokymasis turėtų būti toksai aktyvus ir dinamiškas. Tai sakykime, kalbėk, suklysk, pasitaisyk, kartok, bet dinamiškas, lengvas, linksmas, malonus. O kas, Odeta, rodo didesnį norą mokytis tą verslo anglų kalbą? Ar vaikinai, ar merginos? Pas mus yra ir vaikinų, ir merginų. Tai negali išskirti, nes ir aktualu tai nėra, kad ar vieniems, ar kitiems. Mes turime ir vaikinų, ir merginų mūsų studijų programoje. Na ir norėčiau jūsų abiejų paklausti, kodėl visgi Marijampolei reikia universiteto? Laura, kaip jūs galvojate? Aš tai iš karto galvoju per savo organizacijos perspektyvą, nes mes pereinam prie inovatyvios kultūros, tai kad būtumėm ir tikslingi, ir kūrybiški, ir veržlus, ir iš tiesų neįsivaizduojam, kaip kitaip galėtumėm būti, ar ne, tie tiltai, kad pasiektumėm tą tarptautinę plėtrą ir savo strateginį tikslą ir būtumėm matomi iš tikrųjų kaip labai rimti rinkos žaidėjai ne tik Baltijos šalise, bet ir kitose. Tai čia tokių specialistų dėka manau, kad labai didelis būtų proveržis ir žingsnis. Odeta. Aš taip apskritai manau, kad universitetas bet kokiame mieste tai yra jaunimas, tai yra gyvybė, tai yra energija, tai yra pramogos, tai yra gyvenimas. Tai žinoma, kad Marijampolei reikia gyvenimo, tas, kuris verda. Verslo anglų kalbos studijos tai ne tik kalbos mokymas, bet ir kelias į tarptautinį verslo pasaulį. Šios srities specialistai tampa tiltais tarp regiono įmonių ir užsienio rinkų. Jeigu siekiate karjeros, kuri peržengtų sienas ir ribas, ši programa gali tapti jūsų stipriausiu startu. Dėkoju viešnioms už informatyvų pokalbį, o žiūrovams, kad buvote kartu.